mėgstamiausias rūbas džinsai. Aha, džinsai, okei. Ir, tarkim, jeigu jie yra žydri, tai žydra bliskutė. Su kristalais, supratau, ir žydra palaidinė. Kokius batus dėtumėt prie tokio varianto? Štai tokius batelius. Labai gražu, bravo. Čia yra, mano manimų dalykinis, aš eičiau taip į darbą. Modeliuočiau, tarkim, juodas sijonukas. Ir palaidinė? Ir palaidinė, tarkim, arba juoda, arba raudona. Aha. Jeigu juoda, tai man dėčiau Kabel papas. Tarkim, tokia suknelė, kuri labai paryškina, kad esu aukšta mergina. Juos užsidedu tada, kai visiškai neįpareigoju aprangos. Manau, kad nebūtina suderinti. Jie pasiemu jau į vakarėlius. Ne kasdien su jie vaikštau. O su kokia reikia neiti darbą? Jos dabar neturiu. Parodykit. Gerai, luktersit vieną O, minutėlę. aišku, taip. Aš turėsiu komentarų. Čia yra piniginė, Aha. telefonas Taip. ir šiek tiek minimaliam įvaizdžio pagražinimui. Mes kalbame apie šitą suknelę, ar ne? Pati mintis, kad jinai turi gyvūno audinio atspindį savo šitą audinį, ar ne? Tai viskas yra labai tvarko ir labai madingas audinys, tiesiog labai norėtųsi kažkokio tai įdomesnio ir galbūt subtilesnio kirpimo, ar ne? Dieniniai ir kasdieniai drabužiai, viskas yra tvarko, tik tai man labai liūdna pasidarė dėl jūsų džinsų. Jau yra taip atsibodęs modelis ir taip atsibodęs kirpimas. Jūs esate jauna, aukšta, liekna mergina ir manau, kad jums puikiausiai tiktų paprasti, neplauti, turiuomenį neplauto tamsumo džinsai, žemintų liemenių ir ko puikiausiai derintumėt prie visko. Visi šitie blizgučiai ir paplovimukai, žinokit, jau pamirškit. Bet ten yra puikus, gražus kulnas, labai gražu, kad yra aukštintas padas, yra platforma, ar ne? Ir jie puikiai tinka prie jūsų minėtų siaurų sijonukų ir juodų švarkelių. Tačiau prie lengvos tokios vasariškos aprangos, kaip šitas, tarkim, žydra palaidinė ar džinsiukai, tai yra per sunkus batai. Šita sagė čia tikrai netinka. Tikrai žinokit, ne? Aš ją išseksiu. Jūs matau, kad mėgstat kristalus ir jie jums labai tinka. Bet šita sagė šitą vietoj tikrai... Ačiū labai. Ačiū jums Visą labai. iki. Visą.